Sveiki, čia Kotaro ir būtent nuo praėjusių metų pabaigos aš pradėjau gido darbą, gidavimą ir vedu ekskursijas po Japonijos miestus, kaip po Kyoto, po Osaką, po Tokiją ir net po Japonijos provincijas, kaimus ir taip toliau. Ir tada galite daugiau sužinoti apie Japoniją, apie vietas, kurias tik vietiniai japonai žino. Ir apie kainą. Pagrindiniai tai kainuoja 100 eurų vienam žmogui per dieną. Bet jeigu būsite daugiau nei 3 žmonių grupėje, tada tai kainuos 250 eurų per dieną. Na tada, jeigu norite gido Japonijoje, tada man parašykite asmeniškai žinutės per Instagramą, Facebooką arba net elektroninį paštą. Galite rasti video aprašyme ir aš laukiu jūsų žinutės. Ir per mano gidavimą galite daug daugiau galite sužinoti, pamatyti Japoniją. Ačiū. Sveiki, kaip gyvenate, čia Kotaro ir dabar esu Kobėje. Kobe tai žinomas uostamiestis Japonijoje ir čia yra vidurinė jūra. Kobe yra įsikūrusi beveik 30 km iš Osakos ir nuo senovės veikia kaip uostamiestis vietoj Osakos. Ir ten yra Kobe Port Tower bokštas, kuris yra 108 metrų aukščio. O pats Kobe miestas yra tarp jūros ir kalnų. Dėl to gyvenvietės plotas yra labai siauras ir mažas, kaip matote. O šioje vietoje kalnai kylo į viršų, o tuo pačiu metu vandenyno dugnas šalia jų smygo žemyn. Dėl to čia vanduo yra labai gilus ir tai labai tinkama vieta uostui. Jeigu vanduo yra gilus uoste, tada gali čia atplaukti net dideli laivai. Ir ten šiek tiek matoma Osaka. Ir Osakos uostas kažkada nebuvo tinkamas, nes tam vanduo yra seklus. Todėl Kobe buvo pasirinkta kaip uostamiestis. O Kobe buvo kažkada didžiausias uostamiestis ne tik Japonijoje, bet ir visoje Azijoje. Bet viskas pasikeitė 1995 m. sausio 17 dieną. Ta diena Kobėje įvyko labai didelis žemės drebėjimas ir tada žuvo net daugiau negu 6000 žmonių tik Kobės mieste. Ir čia šalia parko išsaugota žalos dalis. Iš čia galima pamatyti, kad žemės drebėjimas buvo labai didelis, galingas. Tuo metu beveik visas Kobės miestas buvo sugriautas ir beveik visa infrastruktūra irgi buvo sugriauta. Ir ten yra buvusi užsienio gyvenvietė ir kažkada buvo labai daug tokių vakarietiškų pastatų. O užsienio gyvenvietė tai vieta, kur užsieniečiams leista gyventi, kai Kobe atvėrė savo uostą 1868 metais. Ir tai yra seniausias pastatas užsienio gyvenvietėje ir buvo pastatytas 1880 metais. Bet šis pastatas buvo visiškai sugriautas, kai įvyko labai didelis žemės drebėjimas Kobės mieste. Bet po 3 metų buvo atstatytas, kad atrodytų kaip toks, koks buvo. Ir dabar veikia kaip kavinė. Dauguma pastatų buvo sugriauta žemės drebėjimo metu ir dabar yra daug prabangų prekybos ženklų parduotuvių.
Ir tai yra įkurta šventykla. O ši šventykla yra labai sena ir buvo įkurta 201 metais. Kai pirmą kartą ši šventykla buvo pastatyta, tai buvo dar arčiau kalnų, bet 799 metais buvo labai didelė audra ir tada tai sukėlė didelę nuošliaužą ir dėl to pušai nukrito ir dėl to ši šventykla buvo visiškai sugriauta. Ir po to ši šventykla persikėlė į dabartinę vietą. O būtent Kobės miesto pavadinimas yra kilęs iš šios šventyklos, o kažkada buvo namai, kuriuose gyveno žmonės, kurie tarnaudavo ir prižiūrėdavo šią šventyklą. Ir šitie namai vadinosi Kambe. Ir šis žodis Kambe po truputį keitėsi ir tapo Kobe, kuri yra dabartinio miesto pavadinimas. Ir dabar einu šiek tiek stačiu keliu į kalnus. O čia irgi buvo užsienio gyvenvietė, todėl yra tokie vakarietiški pastatai. O pirmoji užsienio gyvenvietė buvo prie uosto, bet užsieniečių skaičius užaugo ir jau nebetilpo šitoje gyvenvietėje, todėl naujai pastatė šią gyvenvietę prie kalnų. O šioje gyvenvietėje buvo konsulatai ir namai, kuriuose gyveno užsieniečiai, kurie dirbo konsulatuose arba paprastai prekybininkai. O čia yra Kitano Tenma Jinja šventykla. O šioje šventykloje pagarbinamas mokslo dievas. Ir iš šios šventyklos atsiveria gražus vaizdas su jūra ir ten tolumoje matoma sala. O šitame pastate gyvena vokiečių prekybininkas. O kažkada senovėje labai trumpam ten tolumoje buvo sostinė. Ir ši šventykla buvo įkurta, kad apsaugotų sostinę nuo blogių. O tai labai gražus Starbucksas. Ir tai yra kinų kvartalas Kobės mieste. Čia yra gėrimų automatai ir čia parašyta Coca-Cola kiniškai. O šis kinų kvartalas yra vienas didžiausių Japonijoje ir buvo įkurtas XIX amžiaus pabaigoje šalia buvusios užsienio gyvenvietės. O tada kiniečiams nebuvo leista gyventi užsienio gyvenvietėje, tai dėl to, kad tuo metu Japonija dar neturėjo oficialios prekybos sutarties su Kinija. Kai Kobe atvėrė uostą užsieniečiams, tada daug užsieniečių atvyko į Kobe. Ir Kinai irgi tada atvyko, bet jiems nebuvo leista gyventi užsienio gyvenvietėje, tai ir tada Kinai šalia užsienio gyvenvietės kurti savo kinų kvartalą. Na, šiandien aš čia valgysiu vakarienę, o tai labai skaniai atrodo. Čia makaronai ir dar čia bandelės. O būtent šiame restorane kainos tai mažos, nelabai didelės. Už tik 4-5 eurus galima pakankamai valgyti. Čia yra bandelės. Ir tai mano mėgstamiausias saldumynas su sezamais. Labai gražiai atrodo. Ir nusipirkau savo mėgstamiausią saldumyną. Čia yra ryžių kukliai su sezamais.
Nu tai labai skanu, labai gardžiai kvapą burnoje. Tik man labai gaila, kad mano mėgstamiausias restoranas yra dabar jau uždarytas, todėl kitą kartą aš parodysiu jums. Ir aš kitą dieną vėl atėjau į užsienio gyvenvietę Kobėje. Paskutinį kartą daug laiko neturėjau, tai aš negalėjau daug parodyti šioje vietoje. Šioje antrojoje gyvenvietėje yra keletas įdomių pastatų, tai šiandien aš jums tai parodysiu. O šį pastatą jau parodžiau jums ir tai buvęs prekybininkas iš Vokietijos gyveno ir pats pastatas buvo pastatytas 1909 metais. Ir šis pastatas buvo pastatytas 1903 metais ir gyveno buvęs Jungtinių Amerikos valstijų konsulas. Dėl to, kad antroji užsienio gyvenvietė buvo pastatyta ant kalnų, visur yra šlaitas toks, tai yra status. Šitame namie gyveno buvęs prekybininkas iš Airijos. Tai įdomu, kad prekybininkas iš Europos gyveno tokiame japoniškame namie. Čia yra Austrijos namas ir šalia yra Danijos namas. Tik nežinau, kodėl taip vadinasi, turbūt buvo konsulatai arba, nežinau. Iš čia turėjo būti geras vaizdas, bet šiandien labai blogas oras. Nežinau, ar galite matyti, koks status kelias čia. Labai status. Bet tai tikrai įdomu, kad tokiai vietoje, kur yra labai daug statų kelių, gyveno turtingi užsieniečiai. O tai turbūt kelias į kalnus. Iš čia galima kopti kalną. Matote, mašina gali čia kopti. Vis dar šioje vietoje gyvena turtingi žmonės ir visur yra tokie gražūs automobiliai. Tai turi būti labai brangu. Porsche. O čia yra mano nuomonė gražiausias namas šioje vietoje, vadinasi Uroko House. Tai reiškia pelekų namas. Taip atrodo pelekų namas, gražus namas ar ne? Ir šiame pastate irgi gyveno prekybininkas ir iki 1968 metų čia tikrai gyveno prekybininkas. Ir čia yra viešasis telefonas ir čia parašyta, kad tai tikrai buvo atvežtas iš Londono. Ir šitie pelekai buvo padaryti iš akmenų. Labai gražu. Tikrai atrodo kaip tikri pelekai. Tai tikrai gražus interjeras. Ir iš čia turėjo būti gražus vaizdas. Ir sakoma, kad prekybininkas iš čia stebėdavo, kaip laivai išvyksta ir atvykdavo į uostą. Čia atrodo kaip interjeras kažkokioje pilyje. Labai prabangu. Čia turbūt kambarys, kuriame prekybininkas miegojo. Galbūt čia yra lova, lagaminas. Buvo labai graži vieta. Iš čia gerai matytas, koks status kelias čia. Atėjau į apžvalgos aikštę, kuri yra netoli ir čia vaizdas. Nėra jūros. Labai gaila.
Sveiki visiems! Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Na, todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū!